Jau eilę metų mūsų Rokiškio baikerių klubas ByForce su idėjų generatoriumi Eligiju vykdo šaunę, fainą, malonę akciją vaikam susijusią su Tarptautinė vaikų gynimo diena, tai yra birželio 1 diena. Ir šiandieną specialiai užsakytam ore suvažiavo daugiau nei 50 baikerių iš Rokiškio, Obeliuose prisijungė keletas, taip pat keturračių motociklų vairuotojai, džipistai. Tai padarėm tokią gan fainą šventę. Šventė prasidėjo, kadangi buvo labai karšta, tai prasidėjo ledų dalinimo. Vaikai su malonumu valgė tuos ledus. Po to koncertėlis. Aišku, vaikam didžiausia atrakcija yra pasidėti gale motociklo, pralėkti su vėjeliu, su keturračiu, su vagiu. Tai yra nuostabu, faina, kada gali padėti vaikam, kurie yra kažkur truputėlį toliau nuo tėvų. Tam ir yra šventės, tam yra mūsų paskirtis, kad teikti džiaugsmą žmonėm, kuriems šiandien labiausia to reikia. Na ir norėčiau pristatyti savo kolegą, kaip ir sakiau, idėjų generatorių, kurio ir turbiną, ir babiną. Kurio mintim šiandien mes ir atvažiavom, jisai kažkas dar pasakys ir... Tai va, šitas renginys, aišku, nebūtų toks malonus, gal ir iš vis neįvyktų, jeigu nebūtų geranoriški žmonės, geranoriškai nusiteikę įmonių vadovai, kurie tikrai sutiko labai maloniai šitą renginį suorganizuoti ir padėti ir parėmė tiek dovanom, tiek prizais, surprizais, finansiškai, kas kaip galėjo. Tai va, šiaip norėčiau ir paminėti, gal tai visų pirma, tai aišku, tas mūsų motociklistų klubas ByForce Rokiškėnų, švenčiantys, kaip paminėsiu, šiuos metus 5. gimtadienį savo šiais metais. Mėgėjas važinėti su visureigiais yra UAB Hydroka. Aidas padėjo labai geranoriškai, UAB Duguva, RTX Motosport, kurie labai atsiprašė, kadangi po paskutinių varžybų dužo jų bagis, negalėjo atvažiuoti, labai maloniai sutiko, bet sakė, kitą kartą tikrai pravešiu visus, kas norės. Milaknio individuali įmonė, UAB Snetlauža, tai teikiant įvairias autoservisų paslaugas, valymas salonų ir visą priežiūrą, kas reikia tik išvalyti. Miškų ministerija, Rokiškio Sirena, kuri padėjo mums irgi labai stipriai, UAB Vilroka padėjo saldumynais, UAB Durola padėjo kepiniais, UAB Daivida irgi saldumynais labai gerai pagelbėjo ir labai apsidžiaugė, kai pasiūlėm šitą akciją paremti vaikus, labiausiai džiaugiasi Pegaso knygynas. Tai va, visos šitos įmonės labai geranoriškai prisidėjo ir aišku, be gerų norų kitų žmonių, motociklistų, savanorių, eilinių žmonių, kuriem paminėjom apie šią dieną, labai maloniai geranoriškai prisidėjo. Tai va, ačiū jiem visiems, be jų nebūtų ir tokių švenčių.